važiuojam, bandysim laimėti. Ne, tai visą laiką turbūt sportai, jeigu nevažiuoja laimėti, kam tada iš vis važiuoti. Pirmą noriu pasveikinti naują trenerį su pergalę dar kartelį. Šiandien tikrai, turbūt dažnai tai būna, kai naujas treneris komandai kažkoks impulsas, šiandien tikrai jau senai bemačiau Marijampolę taip žaidžiant gerai, galim sakyti. Kita vertus turbūt, kaip priešininkas leidžia, taip ir žaidžia šiandien mes. Leidom žaisti jiems, jie to pasinaudoja, mušė tais įvarčius. Aišku, mums trūksta labai traumuoto kapitono mūsų Deivido Lunskio, taip pat trūksta kelių žaidėjų dėl kortelių, kurie praleido žaisti. Viso to pasiekmė mūsų jaunimui dar augti, mokytis ir mokytis. Treneriai, jūsų pirma pergalė. Taip, Dieve duok, kad ne paskutinė. Tai vis tiek, kaip varžovą vertinot, kaip... Pirmiausia, norėčiau padėkoti, aišku, Šiauliam, kad atvyko, kad puikiu oru, geroj aikštėj, nemažai žiūrovų turėjom, sakyčiau, pakankamai gerą varžovą. Kaip jūs žinot, visą laiką ir pernai Šiauliai čia truputį pagadino nervų Sūduvai, gerokai pagadino ir nėra lengva rungtyniauti. Nėra lengva, aš mačiau rungtynės ir Šiauliuose, ir rungtynės čia, tą patvirtino. Šiandieną, kaip treneris minėjo, galbūt trūko jiems kelių pagrindinių žaidėjų. Iš kitos pusės, manyčiau, kad šiandieną tikrai Sūduva buvo mobilesnė, tikslesnė, galbūt, sakykime taip, ta prasme truputį vyresnė, nes nemažai tikrai jaunimo Šiauliuose buvo ir tas turbūt ir pasijautė. Galų gale sukūrėm ir išnaudojom. Kokie tikslai šiame sezone, treneri? Tikslai kiekvienose varžybose siekti pergalės mūsų tikslai, kokia gali būti. O vieta turnyrinėje lentelėje? Nu, suprantat, vieta subjektyvus dalykas, sakau, šis sezonas labai daug traumų mus persikė, jeigu mes visi būtume sakyti, gal kitaip būtų. Nu, aišku, norėtus, kuo aukščiau norėtus, o pasižiūrėsim, kaip gausi, sakau, kiekvienas varžybos stengiamės laimėti. Šiaulių trenerių, ką išskirtumėte iš Sūduvos komandos šiandien? Jūsų galva, tikriausiai. Labai sunku, kai 3-0 praloši kažką išskirti, žinok. Labai sunku. Aš galvoju, kad mūsų tikrai šiandien jaunimas neparodė tų pačių savo geriausių savybių, kurie gali. Sakau, taip, kad kažką išskirti tikrai niekada. O kur dingo Gintaras Juodeikis? Kur dingos? Baigė karjerą. Kaip atsiliepė jūsų komandai bandymas, ar čia buvo Lopeso pasirodymas Šiaulių komandai? Kas čia buvo? Aš nenorėčiau čia giliau komentuoti, suprantu, čia yra klubo reikalai ir čia paprasčiausiai buvo informacija pateikta visą to. Kaip ruošiatės, čia tokių klausimų užduosim, ruošiasi Lietuvos nacionalinė rinktinė Šiauliuose žaisti vienas rungtynės, ar stadionas jau pasiruošęs? Stadionas po biškį, ta prasme jau prie pabaigos visi dabar švieslintė naujai, neseniai atsirado, iki naujų metų turėjo apšvietimas būti, ruošiamės. O treneriai laukia rungtynės dabar, sekančios jau rungtynės Šiauliuose, aišku, į tarpą bus taurės rungtynės spalio 1. Nu, tiksliau nebus tarpą. Ne į tarpą, jo, tai dabar kaip ten klostysis? Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad bus žymiai sunkiau. Tai aš tuo net neabejoju, nes kaip aš ir sakiau, Šiauliai įdomi komanda ir aš manau, kad jie turi savaitę ir namuose jie dantukus tikrai mums parodys.